Sveiki, esu Laurynas, ketvirtakursis. Jau 4 metus bandysiu minti studentų atstovybės takus. Ir girdėjom tokią problemą, kad mūsų fakultete studentai, pirmakursiai ir ne tik, nežino, kaip surasti studentų atstovybę, kur galėtų užduoti įvairiausių klausimų. Tad šiame video mes pabandysime jums šią problemą išspręsti. Yra labai paprasti keli žingsniai, kokie 22 žingsniai, kuriuos sekant galėsite atvykti į mūsų studentų atstovybę ir mes jums padėsime visais įmanomais klausimais. Todėl sekite mane ir kuo greičiau nuvyksime ten. Iki. Taigi, pirmasis ir pats elementariausias žingsnis yra, jog reikia užeiti į mūsų fakultetą. Visi žinot, kaip jis atrodo, didžiulis pastatas. Pirmiausia, atsidarome duris. Duris reikia atsidaryti. Tai atsidarom duris, kaip ir sakiau, ir tada patenkame į mūsų fakultetą, kurią tęsime mūsų toliau kelionę. Taigi, jūs jau uždominavote duris ir dabar mes einame koridoriumi ir einame tiesiog tiesiu koridoriumi. Jis kartais būna šviesus, kartais tamsus. Čia yra jums, matysite, tiesiai už manęs, tiesiai per mano kairį petį, daug saldainio aparatų ir taip toliau, kava, saldainiai, viskas, ko tik jums trūksta. Apačioje koridoriai yra jums pagalba, yra tokios linijos, kaip matote, jomis tiesiog sekate. Ten būna kartais studentų, kurie dar nerado kelio į atstovybę, juos galite paimti už rankos ir nusivesti kartu. Toliau mes keliaujame tiesiai, praeidame stiklinės duris, svarbu neatsitrenkti, nes jos brangiai kainuoja. Tada mes prieiname tualetą. Jeigu jums staiga kelionė pirtų reikalas, reiktų nueiti pas nykštukus, užsukame čia, berniukai eina ten, mergaitės eina ten ir tada tęsime kelionę į atstovybę. Taigi keliaujame toliau, praėjome tualetus ir šiuo metu jums po kairė yra Maisto imperija. Maisto imperija yra vieta, kur mes galime užkąsti, jeigu kelionė prailgtų, nusipirkti gėrimų, užkandžių ir pavalgę mes surinkome pirmą kliūtį mūsų kelyje. Tai yra šis posūkis į dešinę, svarbu pasukti į dešinę, nes pasukę į kairę jūs susitrenksite į sieną. Vėl keliaujame į dešinę ir įžengiame į mūsų didžiuosius jungiamuosius rūmus. Čia matysite didžiulius langus, jų tikrai negalima praleisti. Yra stalo tenisas, stalo futbolas. Ir dar viena kliūtis ir mūsų kelionės kryptis, tai yra laiptai. Jais negalima užlipti į kitą pusę, nueiti į dešinę žemyn ar lipti į viršų. Reikia eiti tiesiai, laiptais tiesiai ir ten lauks mūsų kitas kelionės posūkis. Jeigu muzika jums pakeliui, reiškia, jūs einate teisingai. Čia stovi labai senas, daug garso girdėjęs ir daug pirštų matęs pianinas. Jį praeinate, paliekite savo po dešinę ir tada mes keliame labai siaurą, nykų tamsų kambariuką ir čia staigus posūkis į kairę. Posūkis į kairę, pasukite į kairę, sutinkate laiptus. Galvojate, ką dabar man daryti? Ar eiti koridorium, laiptais, ar koridorium žemyn? Teisingas atsakymas yra eiti į kairę. Dabar eiti į kairę galima. Tad sukame į kairę ir keliaujame toliau. Jau matome savo kelionės tikslą. Tos durys yra jūsų kelionės tikslas. Susitiksime ten. Sveiki atvykę į mūsų studentų atstovybę. Prašom užeiti, nesidrovėkit. Taigi, po ilgos kelionės mes pagaliau atėjome į studentų atstovybę, kur, kaip jau matote, daug studentų rado savo kelią. Čia jūs rasite daug atsakymų į kiekvieną iškilusią savo klausimą. Daug gero laiko organizuojant įvairius fainus ir smagius renginius. Tikiuosi, kad jums šis gidas padėjo atrasti kelią. Jūs kiekvieną kartą, nors ir 3 ryto pažadinti, žinosit, o taip, aš žinau, kaip daryti studentų atstovybę. Taigi, aš esu Laurynas ir pasimatymas studentų atstovybėje.